Kada mes kalbame apie energijos stoką, iš tikrųjų nėra taip, kad mes turime mažai energijos. Labai priklauso mūsų savijauta, būtent kiek mes turim jėgų savo sumanimams, savo darbams, savo kasdieniai savijautai, nuo to, koks mūsų asmeninis yra tas energetinis, psichoenergetinis pralaidumas. Ir jeigu tas pralaidumas yra suspaustas, ar ne, mes čia ir kalbam apie įtampas, apie kažkokias stresinės situacijas, apie pasąmoninius blokus, apie tas programas, kurias taip pat bandom suprasti, atpažinti, įsivertinti ir kažkaip tai savo apšviesti. Tai tada mes ir jaučiamės taip, kad neturim tos energijos. O yra tikrai puikus labai padedantis dėmesio valdymo pratimai, praktikos, kurios padeda būtent tą pralaidumą sustiprinti, tą savo talpą atverti, tai energijai, kuri yra visur ir mumyse, ir aplinkui, ar ne, bet tas mūsų laidelis kartais būna toks siaurutėlis ir todėl mes jaučiamės silpni, be jėgų, kartais be noro, ar ne, netgi tiek jaučiamės, kad neturim tų sumanimų. Vieni tai turi ir neįgyvendina, o kiti, ar ne, tiek nusilipę, kad net tų idėjų nebėra. To jausmingumo gyvenimui, grožiui, kūrybai, tai kviečiu pasidomėti mano ar ne socialiniuose tinkluose, internete, bendrai apie diferencijuotų funkcinių būsenų metodiką, kuri ir padeda mums sustiprinti savo energetinį potencialą ir po to ištransliuoti savo energiją kūrybiškai, gražiai, prasmingai, įdomiai, nes vėlgi mes galim prikaupti energijos, bet kur mes ją paskui panaudosim, į kokias būsenas transformuosim, čia irgi labai svarbu. O transformuoti prasmingai ir pozityviai padeda būtent ir diferencijuotų funkcinių būsenų metodika, DFB metodika, kurios aš ir mokau, ir po to žmogus savarankiškai gali kasdieniam gyvenime puikiai savo šią metodiką pritaikyti. Tai instruktorius reikalingas tik pirmuosiuose žingsniuose, o po to tikrai viskas pavyksta puikiai ir savarankiškai.